Sveiki visi, šiandieną pradedu naują vlogą, kaip ir prasideda nauja savaitė, tačiau šiandien jau antradienis, bet kadangi turiu laisvą dieną, todėl spėsiu šiandien sumontuoti pirmąjį vlogą. Ir jo, koks šiandien buvo dienotvarkė kokia, tai iš ryto pačio atsikėlėm su 2 kambariokais ir pasportavom. Tada atsitiko taip, kad pasportavom ir aš nuėjau vėl miegoti. Tai kokias 4 valandas pamiegojau ir tada atsikėliau kokią 11, kai jau čia visi kambariokai vos nerūšys į darbus ir tada išėjau į darbą ir vynas lėkau tai. Kadangi šiandien laisva, tai nusprendžiau varyti iki ežerėlio. Reikia pasimaudyti, labai geras oras. O šiaip prieš tai va, tiesiog montavau video ir ten su popieriais tvarkiausi. Dar reikėjo dasitvarkyti, bet jo, va, kol turiu laiko, galiu sau leist pasimėgauti gamta. Antyga atsigavęs, kad tiesiog sukinėjai ratus su dviračiu aplink vieną aikštelę ir nuogas be maikės. Nežinau kodėl, bet labai faina. Šitą kalną dar nesu įveikęs su dviračiu. Todėl tai visą laiką ir teisiuosi. Šiandien trečiadienis, 11 valanda. Ką tik pradėjau darbą, laukiu, kol vaikai čia subėgs ir savo darbą, žodžiu, darysiu. Bet čia laukia gera diena, kadangi vakare laukia vėl darbo tripas. Tai jisai laukia, vėl varysim į darėm, tik šiandien biškių vėsiau taip, tai nelabai norisi į vandenį, bet bus vaibas tikrai, bus kontento. Neleido stiklinių butelių čia vežtis. Tipo, į išvyką neleidžia stiklinių, tai va, viena geria, o šitas tai va, nenormalus. Insane, yeah? They're insane. Varom baidarėm dabar, visi susėdė. You excited, Davo? Yeah. How about you guys? What? What's up? Hey! Are you excited for the trip? Hey, where are we? Yes! Yo! Hey! For the whole people, you know? Hey! Don't show Julia, don't show Julia. I'm kidding. Hi! Jo, smagu bus. Vienas jau priliūbęs, dar neiššokom į šičio jau kur įlipęs. El Capitano, what are you saying? Yes, boys. Look, he's drunk already. I'm another one. The rest of us are excited. That's been there. All back, all back. Hey, there we go. Isabel's hard time. I keep getting Russia versus Ukraine part 2, man.
Carson, keep it strong. He is freaking drunk. Wait. Hey. What are you doing? Atkrito vynas. That was so funny, man. Showtime. Paskutinė skylė. Ir likęs mes palygiai abu turim. Tai dabar no pressure. Mano šūvis čia taip pat. O jis dar gavo plius vyno už tai, kad įmušė jau tą. Nu. Decent shot. Fuck. I think it won. 19, 22, 25, 30. Declaring the winner. Get in there. The face of the loser. Sveiki visi. Šiandieną yra šeštadienis. Man laisva diena. Todėl ir nusprendžiau išbėgti, prasibėgti bišį krosą. Šiandien labai graži diena, todėl ir bėgu be maikės. Pagaliau nelyja, nes čia kelias dienas tikrai lyjo. Todėl ir nesigavo labai daug ko nufilmuoti. Dėl jo šiandien vėl tikslas prasibėgti. Ir jau ežeriukė šį kartą jau nusimaudyti. Praeitą kartą tiesiog prasibėgau 8 km. Bet labai norėjau pasidėti tiesiog, nes vėjas buvo. Nu taip, simuliavau, kad nelysti manį. Dabar jau tikiuosi nebus. Tikiuosi ir lengviau bėgsis, nes praeitą kartą tragedija buvo. Bėgioju. O, kaip tik pabėgo. Tik norėjau pasakyti, kad lakstau. Ir tokia gyvūnyje čia. Radau neblogą takelį. Mišku bėgti. Antrą kartą jau čia bėgu. Visai patinka. Taip ramu labai. Net ausinukus įsiėmiau šitam bėgimui. Šitam rūžui tiksliau. Kadangi labai norėjau paklausyti tų čiulbinčių paukštukų ir šiaip tokios ramybės. Taip atsigaivinti. Na kągi, pavyko atbėgti. Atleiskit už vėją, bet čia vis laiką kažkaip pritašo kaip prie jūros atrodo. Šit didelis visai. Bet va kiek žmonių. Gražus oras, tai visi atėjo poilsiauti. Reikės ir manyti nusimaudyti. Girdėjau ir Lietuvoj toks gražus oras. Tai va, linkiu toliau tokio oro. O šiaip ką va dar norėjau paminėti, jog darbe nelabai yra darbo. Tai dabar visai nedarbymetis. Tačiau ateinantį savaitę, kaip bus, ne rekordinis skaičius, bet tipo va per šią vasarą tai daugiausia bus žmonių privažiavę į mūsų darbą. Todėl turbūt ir gausis, kad daug darbo bus ir išvien judėti reikės. Tai kaip ir laukiu, nes jau tą konkretų darbą kaip ir dirbsiu. Nes dabar tai tokių, kad darbai aišku nesiskundžiu, nes ir pačiam vertingos pamokos kaip ir tokie ūkio darbai, tai kaip ir pačiam praverčia visai gerai. Tiesiog, kad va, nėra darbo, tai taip ir gaunasi. Ir va, koks galiu pasakyti privalumas, kad prie pat krantas. Ir čia, kurie su dviračiais, kurie peškom ateina, tai jau leidžia čia. Tiesiog gali būti kiek nori, ne kiek nori, bet tik kada užsidaro. Bet va, kuriems su mašinom, tai čia parkingas mokamas. Visai didelis parkingas, tai įsivaizduoju nedaug tokių paplūdimių čia. Nes kiek ir va, kiek keliavau, kiek su dviračiu važinėjau, tai mačiau daug kur ramiau, tai tik tai senų savi krantai. O šiaip tai, va, tokių paplūdimių, tai mačiau dar vienas mieste, dar netikrinau. Bet, įsivaizduoju, kad čia gražiau, nes čia aplinkui, va, kaip matote, tokie medžiai, kaip ir miškai. Visai gražu, galiu pasakyti.
Taigi, ką atsisveikinsiu šiandieną. Palinkėsiu visiems sėkmės. Vlogų, manau, tikrai bus, nes kaip ir ką filmuoti yra. Tiesiog, kad gal jie išeis į viešumą rečiau, kadangi ne kasdieną šėlstų ar kažkokios įdomesnės veiklos veikia, nes va ir dirbo. Bet iš tikrųjų bus tų vlogų, tikrai manau. Todėl jo, iki pasimatymo.